Šią savaitę parlamento koridoriuose sutikau kolegą ir gerą bičiulį iš Latvijos, kuris tik grįžo iš vizito Vašingtone. Tas kolega dešiniųjų pažiūrų iš frakcijos, kurioje yra Italijos premjerės Meloni partija, Lenkų Kačinskio partija. Taigi žmonės tokie arčiau Trump pažiūrų, prezidento Trumpo pažiūrų. Persimetėm su juo keletų sakinių apie tą vizitą ir jo veidas ir žinia nebuvo labai pozityvus. Ir ta žinutė buvo tokia: Rasa, didžiausia mūsų strateginė klaida būtų turėti viltį, kad ten Baltuosiuose rūmuose požiūris dėl Rusijos pasikeis. Taip, daug kas iš mūsų natūraliai linkę tikėti sveiku protu. Tačiau dar svarbiau mums patiems, kuo greičiau įjungti sveiką protą ir suprasti realybę, tokią, kokia ji yra. Amerikos tokios, kokia buvo pas mus Europoje arba su mumis, su Europa, jau tikrai nebebus. Kai kažkada tuoj po prezidento Trump ir viceprezidento Vance pirmųjų pasisakymų ir veiksmų, tų pasisakymų ir veiksmų Europos atžvilgių, aš pasakiau, kad Amerika išeina, gavau kritikos net iš savų, jog maždaug nereikia daryti ankstyvų išvadų ir kad kritika JAV atžvilgių yra labai žalinga, kad turim susilaikyti nuo jos. Žinot, tai visai net ne kritika. Aš visai nesiruošiu kritikuoti Jungtinių Amerikos valstijų. Juk mes negalim pakeisti to, ką išsirinko amerikiečiai. Mano kvietimas yra suvokti realybę. Mes patys Europoje turime imtis atsakomybės už savo ateitį. Patys. Ir mes lietuviai taip pat, ypatingai aktyviai Europoje, nes mes esame Europa. Kartu su Ukraina beje, kartu su kitais europiečiais, kurie šiuo metu nėra ES nariais. Taip, Jungtinės Amerikos valstijos yra be galo svarbus ir pats galingiausias mūsų sąjungininkas. Mes norime išlikti sąjungininkais. Europa nedaro nieko tokio, kad atstumtų Jungtinės Amerikos valstijas. Ir sveikas protas sako, kad mes Europą esam reikalingi ir jiems Amerikoje. Ir manau, kad kada nors tai bus suprasta. Tačiau dėja šiuo metu kitoks metas, kitoks laikas. Ir esam tokioj rimtoj kryžkelėj, krizėj sakyčiau. Kiekviena rimta krizė Europą iki šiol tik sustiprindavo. Aš esu tikra, kad sustiprins ir šie išbandymai. Prezidento Trump politika keičia ne tik saugumo architektūrą pasaulyje, bet kartu griauna ir taip sunkiai kurtus moralios politikos pagrindus, vertybinės politikos pagrindus. Prieš porą metų Europos parlamento socialistų frakcija sukrėtęs Qatargate skandalas, ten buvo imami kyšiai dėl visokių rezoliucijų, dabar atrodo lyg musė prieš dramblį. Tai yra prieš Amerikos prezidento vizito į Katarą metu dovanota prabangų prezidentinį lėktuvą už $400 milijonų. Arba kad ir kitas pavyzdys, prezidento Trump dukters uošvio Kushner, kuris yra beje teistas dėl mokesčių deklaracijų klastojimo ir poveikio liudytojams, paskirimas ambasadoriumi į Paryžių, į Prancūziją. Taigi, kokias pasekmes pasauliui turės Donald Trump valdymas, dar mes kol kas nežinom, kada nors tai aprašys istorikai. Tačiau tam, kad pasekmes nebūtų tragiškos mums, turime nebesidairyti atgal, nekrūpčioti dėl kiekvienos, sakyčiau, nesąmonės, matyti realybę, kalbėti tiesą ir daryti tai, ką privalome padaryti. Toliau eiti europietiškų kelių. Ką tai reiškia? Tai reiškia sukurti stiprią Europos Sąjungą, galinčią būti stipria žaidėja pasaulyje, ekonominę ir gynybinę jėgą, sukurti, šiandien tą pradedam daryti. Ir visa tai nepasidarys savaime. Reikia daug darbo. Reikia įtikinti visas ES sostinės, kad nėra alternatyvos Ukrainos sėkmei, kad negalima leisti Rusijai laimėti, kad Trump planas bet kokią kainą pasiekti taikos, tai būtų taika Ukrainos ir visos Europos sąskaita.
ir kad tokia kaina būtų tikrai istorinė klaida. Taigi tos mano kelios žinutės yra skirtos ir tam, kad mes nebijotume imtis atsakomybės ir kad mūsų visos valdžios ir visos politinės jėgos telktųsi būtent šitam tikslui.